Sveiki, aš esu Andrius Smilga, čia mano antra pusė, mano žmona. Julija Smilga. Ir mes esame Agurkiškės kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje. Kitaip tariant, esame Smilgelio ūkelyje, kuriame mes auginame šilauoges 3 hektarų plote. Ir šiame plote turime 5700 vienetų šilauogių sodinukų. Agurkiškės kaime, jeigu gerai suskaičiuoji, turbūt 5. karta, tai mano prosenelis jau čia yra šitose žemėse ūkininkavęs kažkadaise. 2013 metais aš pabandžiau nusipirkti šilauogių daigų ir juos pasodinti. Man labai patiko pati uoga, patiko auginimas, patiko jų priežiūra ir tai po truputį tą uogyną auginau. Susipažinau su žmona ir mes tą uogyną vis plėtėm ir va visas tas plotas, kuriame mes esame, tai mūsų jau bendras yra vaisius. Mano profesija ir tai, ką aš dariau jau prieš uogas, tai yra renginių vedimas, tai esu renginių vedėjas, organizatorius, dirbu ir su suaugusiais, ir su vaikais, ir su įmonėmis. Be viso šito grožio ir ūkio dar tarnauju ir valstybei, tai esu ugniagesys gelbėtojas, taip kad pas mane tie 9 amatai, bet 10 bado nematau, nes man atrodo, kad daug dirbant ir galima ir uždirbti, ir puikiai gyventi, ir, kaip sakant, turėti daug laiko savo. Svarbiausia, tinkamai sudėlioti savo laisvą ir darbo laiką. Galiu pasakyti, kad mes bandom patys viską padaryti. Vyras labai atsakingas už tą, kad mes padarytų to greičiau, tai jisai vis ieško, ar geresnis žirklis, ar tas, kad automatizuota viską būtų ir kad mes galėtum viską greičiau patys padaryti dviese. Tikrai yra šeimos ūkis, nes padeda ir tėveliai, ir prisideda ir seneliai, ir vaikai ir taip toliau. Mes padarėm šį tokį savo brandą, turim ypatingos dėžutės, kartoninis. Vis galvojam, kaip mums nueitų to plastiko ir taip toliau, kad gyventų ir švariau, ir draugiškiau. Tai mes ir atsisakėm ir lipdukų su laiku, nes mes turėjom lipdukus, po to lipdukus pakeitėm iš štampukus. Daug ką realizuojam ir iš ūkio, ir mes vežame į Kauną. O Kaune realizuojam iš savo namų. Ir labai paprasta, užsisako uogas ir mes jas iš karto žinom, kokį kiekį reikia parsivežti, parsivežam ir realizuojam. Pas mus atvažiuoja ir pasiema. O jeigu jūs ieškote mūsų socialinių tinkluose, tai mes turim savo Facebook puslapį Smilgelio ūkelis. Labai paprasta, kaip ir mūsų maikutis. Ir ten mes dedam ir visus videos, ir aprašymus. Mes darom vieną kartą per metus tokį uogų fiestą, kur jūs galite atvažiuoti pas mus į ūkį, pažiūrėti, kaip mes gyvenom, paskint, paskanauti mūsų uogas. Mano žmona, kuri dabar kalba, tai gal kam nors keistai skamba tas ar akcentas kažkoks, ar dar kažkas, ji nėra lietuvė. Tai yra iš mūsų kaiminės šalies, iš Latvijos, bet išmokus lietuviškai kalbėti kuo puikiausiai. Turėjau išmokti, nes vyras nenorėjo su manim kitaip bendrauti. Ūkyje iš tikrųjų yra atsitikęs, nežinau, ar laimė, ar nelaimė, kaip čia net įvardinti. Todėl, kad mes, plėsdami savo šilauogyną, norėjome pasisodinti tokios šilauogių veislės sieros. Ir Lietuvos radęs aš pardavėjus, kurie neva turi, kaip čia pasakyti, medelyną, pardavė man sierą. Aš ją pasisodinęs metams bėgant žiūriu, kad visai ta siera nepanaši į sierą, o gavosi kažkokios tais tokios juodos, bet labai skanios ir saldžios uogos. Ir niekaip aš negalėjau suprasti, kas tai yra per uogos, ar tai šilauogės, gal tai net ne šilauogės. Tai teko lankytis VDU botanikos kolekcijoje, pasiprašyti mergaičių ten dirbančių, kad man įsileistų vasaras, tom uogytėm, aš su saujele nusivežiau. Sakau, mergaitės, parodykit, ką jūs čia turite, nes ir aš turiu, tik niekaip nežinau, kas tai yra per uogos. Ir mes pasiėmė tas mano uogeles, vaikščiom po tą kolekciją. Ir sakau, va, šitos uogos ir pas mane auga ir jų yra gan nemažai. Tai tos geraširdės, galime ir taip sakyti, sako, Andriau, pas tave yra švediškos veislės desertinės šilauogės, kurios turi įdomų pavadinimą Putte su 2 T raidelėm.
ir sako, tu turėtum jomis visai džiaugtis, nes nedaug kas Lietuvoje jas ir augina. Tai mes tas mažas uogeles tokiu geru pavadinimu lifelizuojam. Turime mažą cechelį, pasinaudojam kaimo plėtros fondo programą ir pabandėme lifelizuoti tradicinės šilauogės, bet pabandėme lifelizuoti ir mūsų tas ypatingas uogas, kurios kažkaip taip atsirado pas mus tam ūkyje. Ir mums tai patiko, pradėjom malti, grūsti, gaminti šilauogių batonėlius. Viskas, kas jau gaminama ir perdirbama, tai yra su mūsų ta švediška veislė. Čia va mūsų toksai nedidelis cechas, kuriame mes kūrėme tos skanius stebuklus. Visą šitą, ką jūs gėrį matote aplinkui mus, pasinaudojame kaimo plėtros programa, fondų programa ir įsigijome. Ir to labai džiaugiamės. Ūkis augo ir užaugo iki tokio lygio, kad jau dabar galime ne tik tais šviežias šilauogės jums tiekti, bet galime tiekti ir perdirbtą produkciją, su kuria mes mėgstame žaisti, eksperimentuoti, ieškoti įvairiausių skonių ir galimybių. Kada mes įsikūrėm uogyną, pradėjom kurtis uogyną, etapas po etapo. 2 hektarus mes įsikūrėme už savo lėšas ir mes neturėjome jokios laistymo sistemos. Po to atsirado galimybė modernizuoti ūkį. Galvojom, kad mums reikėtų pasinaudoti programą, kad įsigyti laistymo sistemą. Nemaža investicija, nes plotai dideli ir praktiškai visą tą investiciją išnaudojame tik tais laistymo sistemai, siurbliniai, magistraliniams vamzdžiams, kapiliariniam laistymui ir visa kita. Kadangi mes gyvenom tarp miškų ir aplink pas mus yra miškai, tokia gaiva gamta, tai mes stengiamės nenaudoti jokios trąšos mūsų uogoms, nes pas mus auga vaikai, kurie ateina ir nuo krūmų gali belekada paragauti, paskanauti tos uogytės. Kadangi darom tokį ir tą uogų siestą, kai atvažiuoja pas mus žmonės skintis patys, tai jie daugiau sako, kad vėl grįžta ir grįžta kiekvienais metais, nes sakė, čia labai tokia vieta, kur gali medituoti, atsijungti nuo to kito pasaulio visai. Mes ir jūs, kiekvieną iš jūs, kuris mums dar žiūri, kviečiame atvykti pas mūsų ūkį, pasimėgauti ne tik uogomis, bet ir aplinka, gamta, švara ir to grynų orų. Į Smilgelio ūkelį.